Kaip ir paskutinio skambučio šventėje, muzikos garsai mus ir vėl nukėlė į laimingas vaikystės dienas. Ačiū Estrėjai. Šiandien norime pasveikinti visus susirinkusius į gimnazijos baigimo šventę. Po egzaminų maratono mes ir vėl atsisveikiname su savo gimnazijos abiturientais. Mokyklos baigimo šventę leiskite pradėti. Prisiminkime paskutinio skambučio akimirkas. Tai padės mums padaryti jūsų klasės vadovė Jūratė Stonienė.
gegužės 29-osios rytas, be 10:05. Ačiū, brangieji. Pažadinot. Pažadinot ne tik mane, pažadinot ir mūsų kaimynus, kurie, kaip vėliau paaiškėjo, verkė, nes prisiminė savo išleistuvės, savo paskutinį skambutį, o jau seniukai. Tai ačiū Jums už rytą, ačiū už gardžias bandeles, man nereikėjo iš ryto skubėti. Tas rytas buvo ypatingas. Sujaukti visi jausmai, daug šilumos, daug jaudulio ir ta diena prabėgo labai greitai. Kada pirmąją pamoką atėjom į tikybos pamoką, antroji pamoka buvo pradinių klasių mokytojų pamoka, o tada paskutinė mūsų klasės valandėlė. Man atrodo, kad taip greitai prabėgo ir jūsų tie 12 metų, kuriuos praleidot savo mokyklai, su draugais, su mokytojais. Ačiū Jums, kad buvote šalia manęs. O už bandeles, kad jūsų svajonės skristų kaip drugeliai, net neplanuotai. Tegul skrenda jūsų svajonės, tegul jos pildosi. Svajokit drąsiai, svajonės pildosi. O čia vakarienė. Rusnytė. Dėkojame auklėtojai ir kviečiame Urtę, kurios kūrinys papildys auklėtojų šiltus linkėjimus. Kiekvienas mūsų žino,
norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektų pasaką slaptingą. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektų pasaką slaptingą. Ačiū Urtei. Susigraudinau, Lukne, nes aš kitais metais būsiu abiturientė ir atsisveikinsiu su mokykla. Tačiau žinau, kad labiau už mane jaudinsis mano mama. Jaudinasi ir šių 12 mamos, tad kviečiame Skaistės Batavičiūtės mamą Iną. Dar mokyklos suolas kvepia dienoraščiais, svajonėmis, o žingsniai jau tolyn į savo kelią, į gyvenimą. Už nugarų žinios, draugai, šypsenos ir kartais klaidos. Prieš akis pasaulis platus, viltingas ir nepažintas. Brangus mūsų vaikai, jūs jau šiandien abiturientai. Dar taip neseniai lydėjome jūs į 1 klasę, vedini už mažų rankučių. Jūsų širdelėse tuksėjo jaudulys, lūpose švytėjo šypsenos, bet taip pat matėme akyse irgi nerimą. O šiandien stovite čia jau subrendę, išmintingesni, pasiruošę naujiems išbandymams, kiek nueita, kiek išgyventa, kiek augta. Ši diena yra ne pabaiga, tai tik pradžia kelionės, kurioje teks rinktis kryptis, klysti, ieškoti, atrasti ir svarbiausia nebijoti būti savimi. Tikime jumis ir būsime šalia, kad ir kokią kelią jūs pasirinktumėt. Linkime jums mūsų vaikai, kad svajonės nekiltų tik galvoje, bet rastų kelią į tikrovę, kad klaidos būtų ne bausmė, o pamoka, kad džiaugtumėtės ne tik laimėjimais, bet ir kasdienybė, kad mylėtumėte tai, ką darote ir darytumėte tai, ką mylite. Tegul jūsų kelias būna šviesus, kupinas įkvėpimo, prasmingų darbų ir nuoširdžių žmonių šalia. Sėkmės jums visiems. O mokytojams norime padėkoti už žinias, kantrybę, rūpestį ir atsidavimą. Jūs buvote daugiau, ne tik žinių šaltinis, jūs buvote įkvėpimas, autoritetas, kartais ramybės uostas, o kartais tvirtas vėjas, verčiantis judėti pirmin. Ačiū jums už tai, kad ne tik mokėte dalykų, bet ir tikėjote, už tai, kad skyrėte laiko, kurio niekada nebūna per daug, už tai, kad jūsų rankose mūsų vaikai augo ne tik kaip mokiniai, bet ir kaip žmonės. Ačiū jums. Su pagarba ir dėkingumu tėveliai. Jaudulis darė savo. Ačiū tėveliams. Ema, turiu tau klausimą. Kur buvo galima sutikti mūsų 12-okus po pamokų? Visur. Žinau, kad jie buvo ir jaunimo centro į vidų lankytojai. Teisingas atsakymas.
Šiandien šventėje turime atstovų iš jaunimo centro į vidų. Tad kviečiame Alį Volinčių ir Aureliją Lukę. Labą dieną vaikai, labą dieną tėčiai, mamos, labą dieną mokyklos darbuotojai. Jaudinas kaip ir visi tikriausiai. Jūs buvote vaikai, jūsų buvo daugiausia pas mus jaunimo centre kaip iš vienos klasės. Tai jūs buvote branduolys šito mūsų jaunimo centro. Jūs augo kartu jaunimo centras. Jeigu ne jūs, jeigu ne kiti vaikai, mes neturėtum, ką mes dabar turim. Aš daug nekalbėsiu, nes labai jaudinas, tik noriu pasakyti vieną dalyką, kad jūsų gyvenime visada šviestų saulė ir kad tik maži rūpesčio debesėlį skraidys kažkur ten aukštai. Laimės jums vaikai, stiprybės, kelkit sparnus ir į priekį. Ačiū. Dabar Aurelija pasakys, ką mes dovanosim saldžias dovanėlės, gerai? Aš norėčiau padėkoti dviem savanoriam, kurios jaunimo centre savanoriavo, tai Rusnei ir Gabijai. Norėčiau jas pakviesti. Aš norėčiau taip pat pakviesti ir aktyvius, šį kartą mergaitės buvo. Augustę norėčiau pakviesti, kad esu sąrašą pasidėjusi. Ievutę norėčiau savo pakviesti. Augustę. Ne Augustę. Atėjo. Skaistė, Austėja, Akvilė, Irūnė mano. Akvilykas esame. Kažko trūksta. Dar kažko trūksta. Dar vieno trūksta. Aš tai pasiūsiu tada. Aš norėčiau Gabijai padėkoti už naktinės žinutės. Austėjai norėčiau padėkoti už pirmą šokį, kurį tu mane išmokei. Tai užsirašiau Rusnė, Gabija, Austėja, Irūnė, Ieva, Rimgailės. Nėra turbūt. Tai Rimgailės nėra. Toliau visos esate. Ačiū, kad buvote aktyvios, parodėt pavyzdį, kaip reikia jaunimui aktyviai dalyvauti visose veiklose. Mes daug labiau prisiminimų išvaldė. Kai turėjom COVID pirmus metus ir turėjom tokį nuotolinį susirinkimą ir Šiaulių ten jaunimo centro darbuotojai sako, kaip sunku būti suburt vaikus, kaip jie niekur neateina, kaip jie sunku. Kaip Rusnė pradėjo kalbėti, tai sako, jums tik tai galvoj čia negerai. Viskas yra gerai, tiesiog reikia eiti daryti. Taip, Rusnė buvo. Aš manau. Reikia eiti į priekį, nebijoti iškeltą galvą. Visus sunkus galima nugalėti, kas truputį nepasisekė, tai nepasisekė. Čia tiesiog niekada nieko nereikia vykti. Jūs esate fainos, drąsios, manau, kad jūs visam gyvenimui bus labai puiku ir faina. Svajokit drąsiai, eikit į priekį. Ačiū už sveikinimus. Kad 12-okų tarpe daug visuomenininkų sužinojome jau paskutinio skambučio metu. O šiandien turime svečių ir iš sporto centro. Mūsų 12-okai ne tik šoko, buvo puikūs visuomenininkai, bet buvo ir tikrai labai geri sportininkai. Tad kviečiame sporto centro direktorių Mantą Mačių.
Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, ta nostalgija tokia ir lengvas jaudulys apima kas kart sugrįžus į šią mokyklą, kurią ir pats baigiau. Tik mūsų buvo 3 kart daugiau abiturientų. Nors jaudulys tas pats iš tikrųjų, ir manau visus, toks lengvas galbūt pavydas tiem švietimiečiam turėtų būti iš kitų pusės, kurie kas kart rugsėjo 1 pragyvena, kas kart paskutinį skambutį ir atestatų įteikimą taip pat savaip išgyvena, ką ir minėjo auklėtoja Jūratė, kad kaimynai verkia, beje, ir Jūratė buvo mano viena iš mokytojų. Tai va, kaip laikas sustojęs yra, jūs nežinau, išduokite tą paslaptį, kaip reikia taip jaunai atrodyti visą gyvenimą, nes manau visi atsimenam savo mokytojus nesikeičiančius. Jūsų tarpe yra 3 moksleiviai, kuriuos norėčiau čia pakviesti ir pasakyti labai didelį nuoširdų ačiū, kad jūs buvot. Didelį nuoširdų ačiū pasakyti jų šeimos nariam, tėvam, kurie patikėjo mūsų treneriais ir juos išleido į tam tikras sporto šakas. Tai šiai dienai būtent turim 2 krepšininkus ir 1 lengvos atletikos atstovę. Įdėta daug darbo, daug nervų, turbūt ir ašarų, ir džiaugsmo ašarų, ir liūdesio ašarų. Ir mes norim tikrai garsiai pasidžiaugti jais, nes galbūt ne visi vienodų pasiekimų pasiekė, bet keletas pasiekimų tikrai įeina į rajono istoriją. Tai galbūt po vieną ir pakviesiu Austėją Puzonaitę. Austėja yra tapusi uždarų patalpų 600 metrų distancijos čempionė 2019 metais. Taip pat Augustė Jėdenkutė, kuris su krepšinio merginų komanda buvo nepralenkiamos, nenugalėtos U18 metų B diviziono Lietuvos čempionate. Ir Gusta Kontenė, kuris taip pat įdėjo labai daug darbo, tobulėdamas krepšinio disciplinoje. Nežinau, ar yra jų treneriai Saulius Mamkauskas ir Steponas Rinkūnas. Jeigu yra, tai norėčiau ir juos pakviesti. Saulius minėjo, galbūt ir bus, bet nematau. Galvau paties man įteikti atminimo žiedelį. Labai ačiū. Ir dažniausiai mes tą tokį pažymėjimą darome paskutinio skambučio metu, bet taip susidubliavo renginiai, kad mes nespėjom. Tai jiems įteiksime Akmenės rajono sporto centro neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus, kuriuose yra pažymėti jų didžiausi pasiekimai sportiniai, bei teorinio ir praktinio rengimo atiduotos valandos. Tai iš esmės, man atrodo, visi vienodai, nes nuo pat pradinių klasių pradėjo berods, ne vien gal Gustas, tai pažiūrėsim dar, bet Augustė Jėdenkutė 180 valandų teorinėme rengime ir 2760 praktinio rengimo valandų. Tai praktinis yra ne tik treniruotės, bet ir varžybos. Tai įsivaizduojat, skaičiai yra tikrai labai dideli. Oi, ne, truputėlį apgavau. Austėja dar daugiau. Teorijoje 240 valandų, o praktinio rengimo 3920 valandų. Tai tikrai labai įspūdingi skaičiai. Ir Gustas taip pat kaip ir prieš tai krepšininkė buvusi, turbūt praktiškai ta pati komanda, dalis treniruočių ir kartu praleista, tai tie patys skaičiai. Tai Gustai ir tau taip pat pažymėjimas likimo. Tai žinot, pažymėjimai kartais giliai į stalčius atsigula, dar norim tokius simbolinius medalius, kurie galbūt simbolizuotų tą įdėtą darbą.
ir bendrą augimą tiek asmeninį, tiek kartu su Akmenės rajono sporto centru. Ir tokį noriu palinkėjimą, kad jums visur sektųsi, visose jūsų veiklose, tiek gyvenime, tiek asmeninėse čempionatuose, kuriuos išsikelsite savo. Tai su gražia ta sukaktim ir dar po medalį visiems. Dėkojame sporto centro direktoriui. Galbūt turime dar svečių norinčių padėkoti ir pasveikinti mūsų abiturientams. Labą dieną visiems, labą dieną svečiams, labą dieną tėveliams, labą dieną gražiausiams, nuostabiausiams. Šiandien jūs esate ne tik savo gražus, bet ir visiems aplinkiniams. Nuo jūsų dvelkia tokia šiluma, nežinau net kaip pasakyti. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti tėvus. Tėvus dėl to, kad tie 12-okai gražiausi, nuostabiausi baigė tą 12 klasę. Baigė vieni geriau, kiti prasčiau, bet visi jie yra baigę. Tai iš tikrųjų toks būtų tėviškas pasveikinimas. Na, o 12-okams norėčiau, aišku, palinkėti tą, ką ir auklėtoja linkėjo, ir kiti svečiai, kad svajonės. Neužmirškit jų ir turėkit jas, nes jos pildosi. Patikėkit. Siekit savo tikslų, užsibrėžtų ir jie išsipildys. Norėčiau tą progą dar padėkoti ir mokytojams, vedusiems tą 12 metų jūs čia. Ačiū jums, stiprybės jums kitus vedant mokinius. Ir ką, dar nuo tėvų norėčiau pasakyti, kad prieš 12 metų čia girdėjau jau tokią frazę, kad jūs atėjote įsikibę į tėvų rankas. Norėčiau pasakyti, kad tą ranką jūs jausite visą gyvenimą. Su švente. O dabar švęskit. Ačiū. Kalbos pasakytos lieka pati svarbiausia renginio dalis. Gimnazijos baigimo pažymėjimų įteikimas. Tačiau prieš tai dar norime paminėti, kad sveikinimai ir gėlės būtų įteikiami renginio pabaigoje, kad nesusidarytų spūstis. Tad kviečiame laikinai einančią direktorės pareigas pavaduotoją ugdymui Eglę Radionovą. Labas vakaras. Šiandien istorinė diena gimnazijoje. 74 laida baigia gimnaziją. Pasididžiavimas. Ir šiandien noriu tikrai pasididžiuoti ir pasakyti dar vieną pirmą kartą. Ši laida yra pirma švietimo reformų, pirma dėl atnaujintų programų, pirmieji, kurie grindžia kelią tiems, kurie eis jų pėdomis. Grūdinuosi, negaliu žiūrėti 12-okus, nes jie turbūt per tiek laiko patapo mums kaip vaikai. Ir norisi pasidžiaugti, pasididžiuoti ir padėkoti už tai, ką davė gimnazijai, už tai, kad jie buvo labai brandus, kūrybingi ir skleidė savo idėjas gimnazijai. Taip pat noriu palinkėti keliauti. Keliauti ieškant vietų ir ieškant savęs. Labai noriu paprašyti, kad nepamirštų savo šaknų, Akmenės gimnazijos, kur augino žinias ir svajones. Nehėjai, jūsų labai laukia pasaulis. Tai, kad ši šventė būtų užtvirtinta,
norime įteikti mokyklos baigimo pažymėjimus Skaistai Batavičiūtei. Dievui Važiadragiui. Ramunei Pranašaitei. Erikai Dargytei. Evelinai Dargytei. Tadui Belenkienai. Gabijai Damsevičiūtei. Gabijai Grigaliūnaitei. Augustei Adamkutei. Ugnei Jakubauskaitei.
pavaduotoją Ritą padėkoti dvyliktokams. Paskutinio skambučio metu įteikė dovaną mokyklai. Aš paklausiau, ką man daryti su ta dėžute. Sakė, ką nori, tą ir darykit. Tai mes pagalvosim ir pasakysim, ką iš tos dėžutės padarysim. Rusne, aš tau dovanoju kitą dėžutę. Nes tu sakei, kad labai ilgai laukia paskutinio skambučio akimirkų. Ir man įstrigo tavo žodžiai pasakyti per paskutinį skambutį. Kad sakykit, draugai, kai susitiksim po 5, po 10 metų, sakysit, ar prisimeni, kai buvo. Tai va čia, prisiminkit paskutinį skambutį, tu pasidalint turėsi, nes čia tą vienai atiduodu, bet dalintis su visais, girdit, su visais turės. Ir dar pratesimą padarysit vakariai šitą dėžutę. Gerai, Rusne, sėkmės. O jums visiems gero skrydžio. Žinokit, draugeliai, jūs įskrendat balti, nusidažysit per gyvenimą visokiom spalvom, raskit savo augalą, savo gražiąją gėlę, ant kurios nutupsit ir būsit laimingi. Sėkmės jums, sėkmės tėveliams, visiems svečiams. Ačiū pavaduotojams. Norime padėkoti direktoriai, pavaduotojai, nes šita šventė be jūsų irgi būtų neįvykus, ta nuostabi pradžia. Ačiū Jums už kantrybę, už tai, kad priėmėt, patikėjot mūsų vaikais ir išugdėt juos, kaip aš sakiau, ne tik kaip mokinius, bet ir kaip žmonės. Ačiū Jums. Dėkojame dar kartą tėveliams, na, o dabar visiems nuotaikingas saulės džiaivas.
ačiū Saurijai už gerą nuotaiką. Šiems abiturientams teko daug išbandymų. Jie pirmieji laikė 11 klasės patikrinimus, socialinių pilietinių valandų turėjo surinkti net 70. Bet ši laida įveikė visus sunkumus. Supratau, Lukne, kad dabar turime pakalbinti pačius 12-okus. Tad kviečiame Akvilę. Aš truputį nežinau, ką man sakyti. Sveikinimo žodį patiems klasiokams ir tėveliams. Tai, kaip žinot, tikrai kalbos nesiruošiau, nes sužinau tik dabar, bet aišku, visada noriu padėkoti tiems, kurie su manimi ėjo kartu visi 12 metų ir kaip su pavaduotoja kažkada buvom kalbėjusios, kad mūsų pati rugsėjo pirmoji nebuvo ypatinga, nes buvo aktų salėje renovacija, o lauke lijo, tai pati rugsėjo pirmoji buvo mokyklos hole. Tai tada gal ir buvo toks truputį spyris, kad pasidarykim patys savo šventes, darykim jas gražias ir manau, kad taip ir padarėm. Ir ačiū klasiokams, mokytojams, tėveliams, kurie pamažu tapot ir draugai. Tai ačiū ir linkiu visiems sėkmės. Ačiū Akvilei. Jau tradicija tampa, kad gimnazijos abiturientai pasodina medį Akmenės miesto šimtmečio parke. Puoselėdami šią tradiciją ir mūsų abiturientai po urtės dainos taip įprasmins savo 12 metų kelionę Akmenės gimnazijoje. Nuo vaikystės aš mėgstu medžius, ant šakų netgi
džiaugsmas pradingsta. Noriu džiaugtis, mylėti ir guost, kaip vaikai nepatyrę dar vargo. Bėgam skubam, paskęstam vartuos ir pamirštam mokyklos mes vardą. Nesibelsk į duris, tie laikai nebegrįš, negirdėsi saidai, mes ir juokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau už tai, už viską, ką davei, nesibelsk į duris, tie laikai nebegrįš, negirdėsi saidai, mes ir juokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau už tai, už viską, ką davei, nesibelsk į duris, tie laikai nebegrįš, negirdėsi saidai, mes ir juokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau už tai, už viską, ką davei. Dėkojame Urtei. O dabar džiaugsminga akimirka. Laikas sveikinimams ir gėlėms. Su mokyklos baigimu, mėly 12-okai.